Taigi, naujas mūsų podcastas, nauja pokalbių laida. Po ilgo laiko susitikom. Sveiki visi, už lango šilta, o mes su Rugile nusprendėm, kad mums reikia iššūkių, nes kūrybinė laida visada yra pilna jaudulio, nes niekada nežinai, kaip gausis. Tikrai nežinai, žinok, ir dabar nežinau, kaip man pavyks viską išgvildenti teisingai su tavimi. Tai va, atrodo, ir dar net nepaskelbus temos, bet šita repeticija, kiekviena kūrybinė laida yra tarsi repeticija su viešu kalbėjimu, su savo baimės įveikimu, tai yra jau didelė nauda. Ir jeigu kažkas bijote daryti video arba pokalbių savo laidas, tai tiesiog imkite ir darykite, nes labai daug duoda naudos. Na, o dabar įeikime į mūsų temą. Tai mūsų tema buvo apriepti 2 požiūrio taškus, kodėl verta eiti prezentacijas ir kodėl verta organizuoti ir daryti prezentacijas. Tai šiandieną bus iš dalyvio pozicijos ir taip pat iš vedėjo pozicijos. Tarp kitko, Rugile, ar esi buvusi prezentacijose? Gal pradėkime nuo to, kas tau yra prezentacija? Kaip tu ją supranti? Gal žmonės tiesiog to žodžio, žinai, vienam atrodo vienokia sąvoka, kitam kitokia? Jo, tai aš esu buvusi prezentacijose, kai kurių kompanijų taip pat, bet nežinau kaip kitose, bet kur aš buvau, tai tiesiog papasakoja apie produktus, duoda tau juos pažiūrėti, pačiupinėti, žinai, kad tu suprastum, koks tai produktas, kad suprastum, ar tai geras, ar tai tau tinkamas. Tiesiog, kad tą tokį suvokimą turėtum ne taip, kad tau skaidrės rodytų ar kažką, žinai. Plus tau visą laiką kažkaip, bent jau aš tokiuose pataikau situacijose, kad papasakoja, kaip galima ir prisijungti į kompaniją, kaip galima naudotis pačiai tais produktais, kaip galima iš to verslą padaryti, žinai. Tai man teko tokiuose susidurti. Tai ar galėčiau įvardyti taip, kad prezentacija tai yra paslaugos ar produkto ar verslo galimybės pristatymas, suburiant auditoriją, bendruomenę žmonės, kurie nori kažką naujo išgirsti, pamatyti, susipažinti, patestuoti produktus ir galbūt rasti savo kažką naudingo. Vat vienas tai produktą ras į savo kažkokią tai problematiką, sprendimą, kitas galbūt ras draugės, nes dažnai būna taip, kad susiburi. Pažinčių ratas didėja. Taip, ir wow, koks fainas žmogus, nori ir toliau tęsti bendrystę. Ir tuo pačiu galbūt kitas sakys, bet būtent man to reikia, šitos galimybės, aš noriu ją turėti. Tai apie tai. Dauguma žmonių, greičiausiai aš taip manau, žinai, kas ko būnu toje aplinkoje, kai būna tie susitikimai tokie, kiek esu buvusi kitose kompanijose. Tai visi, žinai, atėjau pažiūrėti, nu ką čia gero parodys. Visi smalsumas, ar ne? Smalsumas, su truputėlį skeptiškumo, žinai, tokio, kad, ką čia parodys, nu bet pažiūrim. Dažniausiai visi išeina labai patenkinti, susidomėję, norėdami įsigyti produktus, bet ne visada juos, aišku, turima vietoje, kad galima būtų įsigyti ir visus, žinai. Bet jo, jie ateina žmonės su to tokiu, žinai, kad, nu pažiūrim, žinai. Ir vienetai tai greičiausiai ateidavo tada, kad, o gal aš iš to verslo turėsiu. Tik tai po to, kai išeina, nes atėjus jie ateina su tokia, bet kai jie išeina jau iš to susitikimo, bet žiūrėk, čia puikiai galimybė, žinai. Ir labai pakeičia ir tą mąstymą, ir tą matymą visą tos situacijos ir to tinklinio marketingo. Ir tas pristatymas, ta prezentacija tikrai duoda kiekvienam daug naudos, tiek vedančiajam, tiek atėjusiam išgirsti ir pamatyti. Tai, ką pasakė, išgirdau tokius keletą dalykų, kad vieni žmonės ateina paneigti savo nuostatą, savo įsitikinimus. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus galvoja, kad niekinis dalykas yra prezentacija, bet įdomu pažiūrėti, o galbūt kitas susimaus ir aš čia apturėsiu, žinai, tokį įsitikinimą, pažiūrėsiu. Tai tokie žmonės yra kartais ir tokio analitinio mąstymo. Ateina vieni pasimokyti, kaip reikėtų daryti ir kaip nereikėtų daryti, jeigu pačio planuose yra organizuoti kažkada renginį, tai irgi labai smagi tokia patirtis. Kitas ateina tiesiog praleisti smagiai laiką, nes tuo metu galbūt, ką aš čia nuveiksiu, geriau į bendrystę. Trečias ateina galbūt, man įdomu sužinoti būtent apie tos kompanijos produktą. Ir aš esu mačiusi, aš esu girdėjusi reklamose, bet nesu realiai pati pačiupinėjus, tai ateina tą į gyvą patyrimą. Tai smagu, kad žmonės ateina, o kokių jau jie vedami yra paskatų, tai čia kiekvieno... Žinai, dar dėl ko ateina. Aš taip norėjau savim susipažinti. Rimtai? Tas toks būna momentas, įdomu tą žmogų gyvai pamatyti, nes tarkim mano atveju tai mane mato Instagram'e, Facebook'e, žinai, kažkur mieste susitinki, kaip fainai, kaip įdomu, žinai, ir sakau, ateik ten, susitiksim, žinai, daugiau pabendrausi, pamatysi, kaip iš tikrųjų viskas yra realiom akim, jeigu netiki tuom, ką aš keliu, nors ir ten aš keliu viską realiaus. Tikrai. O tu esi buvusi prezentacijose? Oi, esu ir buvusi, esu ir pati vedusi ir apie savo patirtį ir gerą patirtį, ir tuo pačiu
tokią, kurios galbūt norėčiau ir neprisiminti, taip pat papasakosiu, nes tai, žinokit, kai tu eini į savo nežinomą patyrimą, tai, pirmi blynai būna visokie. Būna kartais gaunasi skanus, kartais iki kartus ar kokie persūdyti. Tai taip ir mano patirtį. Tarp kitko, prezentacijos būna ne vien tinklininkų. Reiškia, ne vien tinklininkai daro savo produktų pristatymą, kad atnešu į rinką kažką naujo, kiekvienam žmogui prieinama, bet tuo pačiu ir tiesiog kompanijos, kurios nori tiesiog pristatyti produktą ir parduoti. Gal labiau galbūt ant tiesioginių pardavimų dirba. Dabar kas liečia tas prezentacijas. Tai jeigu kalbėtumėm iš dalyvio pozicijos, esu buvusi prezentacijos ir visada einu su smalsumu. Pirmas dalykas, man labai patinka bendrystė. Antras dalykas, turiu analitinį mąstymą, reiškia, kadangi man pačiai yra aktualu viešai kalbėti, turiu išgyventi tą viešojo kalbėjimo baimę, išsigyvendinti iš savęs, tai man smagu pažiūrėti, o kaip kitas daro. Trečias dalykas, taip pat yra įdomu visa estetika, pateikimas nuo žmogaus estetikos iki kas yra ant stalo, kaip veda visą procesą ir žinoma patys produktai įdomu. Tai aš visada renkuosi ateiti, nes aš žinau, kad 100% kažką pasisemsiu naudingo. Kiekvienas susitikimas duoda kažkokio gero. Taip, kaip aš sakau, vienok yra gyvenime du pavyzdžiai. Mes vadovaujamės, kažką pamatom, išgirstam, kaip reikėtų elgtis arba kaip nereikėtų elgtis. Tai vat prezentacijose, aš manau, visada bus pamokos, per kurias mes visi praeinam. Save sutinkam. Tikrai taip, ir tu pamatai galvoja, galbūt aš taip nedaryčiau, galbūt aš taip daryčiau, ir tu analizuoji pradžioj patį tą visą veiksmą ir tik paskui galbūt išgirsti, žinai, ką tau ten pasakoja, kaip tą visą informaciją. O pavyzdžiui, tu sakei, kad esi buvus prezentacijose, ne? Gal gali prisiminti iš po prezentacijos, kokį vieną dalyką išsineši. Sakykime, atei su vienokia požiūriu ar nuostata, o išeini kažką tokio išsinešusi. Žinai, tas buvo prieš daug metų, tai aš atsimenu, kad aš nuėjau su nuostata, kad einu, nes prašė, išėjau, galvoju, kaip buvo įdomu ir smagus laikas, žinai. Ta tokia gera labai emocija išsineši. Labai gera tokia. Tai vadinasi, aš irgi išgirdau tokį dalyką, kad surinkti žmonės į prezentaciją, kai auditorija aplink iš tiesų, nėra su tuo susidūrus ir nežino, ar verta savo laiką investuoti į tą pasibuvimą, tai dažnai reikia žmonės paraginti ateiti, pakviesti, paprašyti pažįstamų, kad atsivestų savo, tiesiog draugę kartu. Tai žmonės iš tikrųjų būkit tokie aktyvesni. Ir tiesiog eikit į tas prezentacijas. Niekada nežinai, kur tavęs laukia kažkas tokio, kaip raktiniai žodžiai. Kaip sako, niekada nereikia atmesti galimybių. Reikia jomis naudotis. Ir tai nėra, žinai, šita galimybė prezentacija, tai yra tik tavo mažas laiko tarpelis, ten valandytė, pusvalandis, kai kur netgi trunka. Bet tau gali duoti tiek daug naudos, tau tiek idėjų gali duoti, tau gali duoti naują verslo pradžią, jeigu tu jos nori, žinai, tik reikia noro. Ir pusvalandžio arba valando, žinai. Šiaip realiai mes visi galvojam, kad truks tai trumpai, bet ateina tokie visi įdomus žmonės, turi paskui dar klausimų po prezentacijos, tai įsitempia su kavageriais ir paskanavimais, tikrai kokią porą valandų. Neužmiršau to, kad tu niekada nesi įpareigotas. Tu bet kada gali atsistoti, atsiprašau, man reikia išeiti, viso gero, žinai. Tu nepriversi žmogaus, tu čia jokios nėra visiškai, žinai. Arba jeigu tu matai, kad tau visiškai neįdomu. Tai nieks tavęs juk ten neprirakino prie tos kėdės, nepriklijavo, žinai. Šiaip, kas liečia tas prezentacijas, tai ir mes dabar su Rugile pirmą kartą Tauragėje darysime būtent Čiogan, italų kompanijos prezentaciją, tai yra produktų, pirmiausia produktų, kad supažindinti, kad kiekvienas galėtumėt pačiupinėti, atrasti, nes jeigu žiūrit mūsų kanalus, matote daug pasidalinimų, rekomendacijų, atsiliepimų. Aš galvoju, kad knieti sužinoti daugiau. Bet tuo pačiu suprantu ir žmonės, kurie galvoja, ar čia man eiti, dėl to, kad galvoja, gal man reikės čia kažką įsigyti, kad nepatogiai nesijausčiau. Gal čia man reikės dabar kažką čia pasirašyti, kad tapčiau jų partnerė. Ne, mano bent asmeniškai tikslas yra tiesiog duoti žinojimą, nes į rinką atėjo naujas produktas, nauja galimybė, nauja kompanija, tai kodėl nesusipažinus, be jokio absoliučiai įsipareigojimo, tiesiog smagus pasibuvimas su tikslu
išnešti daugiau žinojimo, suteikti jums galimybę, kad sekančių kartų, kai mes jau darysime kažkokią rekomendaciją per savo storius, kad jau tas žmogus žinotų, va, šitą aš jau čiupinėjau, šitą mačiau, šitą uošiau ir kad žinotų, apie ką tai yra. Jo, tai esmė ir yra tame, kad parodyti žmonėm, kad kokių tų produktų yra, kokie jie, užuosti, paliesti, konsistenciją suprasti, žinai, galų gale galbūt kam įdomu sudėti norės pasiskaityti, ar ne? Tai man tas toks, žinai, kaip visi galvoja, kad tas įsipareigojęs būtinai pirkti ar ten tapti verslo partneriu ar dar kažką daryti, tai tikrai ne. Yra tam, kad skleisti žinią, kokių nuostabių produktų mes atsivežėm Lietuvą. Tai sakys, nu gerai, tai kodėl tai daro? Tai vis tiek žmogus supranta, kad tai yra kainuoja, ar ne? Patalpos nuoma, produktų užsipirkimas. Tai sakys, tai gerai, tai kokia joms nauda, jeigu jos nenori čia atseit pardavimų padaryti. Tai aš galiu pasakyti bet iš to kito kampo, iš vedėjo, iš organizatoriaus poziciją, kad kiekvienas renginys yra labai puikia praktika pačiam pamatyti, kur tu turi augti ir tobulėti, o kaip galėjai padaryti geriau. Nes jeigu tu dirbi srityje su pardavimais, su tinklinė, pavyzdžiui, rinkodara, tu turi būti matoma. Tu turi įvaldyti savo įgūdį daugeliu sričių. Tai būtent aš galvoju, kad renginys yra labai neįkainojama praktika pirmiausia organizatoriams. Tai va čia tai yra didelė nauda. Toliau mes pasistengiam turėti produktų vietoj dėl to, kad didelis būna pageidavimas pačių žmonių, kurie ateina, kad patiko, pauoščiau, ten patestavau, noriu iš karto įsigyti. Noriu čia ir dabar. Taip, noriu čia ir dabar. Tai dėl klientų mes turėsim produktų, bet nebūtina yra pirkti. Tai dabar primink, kada mūsų bus šitas renginukas ir kur? Mūsų renginys vyks balandžio 12 dieną, 13 valandą, Pinų studijoje. Yra Tumo Vaižganto. 120 gal? 120, taip. Tai labai graži studija, kartu vakar ėjau pro šalį ir užėjau, apžiūrėjau, labai jauki, labai nuostabi, tikrai vietos daug, šviesu, šilta, jauku, tai labai fainai, manau, bus. Taip, tai dabar, kad ateiti į tą mūsų renginuką, reikėtų užsiregistruoti. Tiesiog pasakykite, kad norite, tai susisiekite su Rugile arba su manim ir mes įregistruosim, nes ten maksimalus kiekis yra 14 vietų, man atrodo. Man atrodo, kad 12. 12 vietų, tai jau jų beveik pusė yra nelikę, tai dar yra pusė. Tai kas nori, žinai, turit nesnausti, nes mes neišplėsim patalpų, žinai. Jo, o kada vėl darysim tą renginį yra visiškai, tiesiog neaišku. Ir smagiau, kada susirenka tiesiog, ne šiaip, kad ateini pas kažką asmeniškai, bet tiesiog tu turi renginį, kur nesi tu vienas prieš vieną ar su manim, ar su Rugile, jeigu kažkam tai nedrąsu ir čia galvoju, kad čia nenori įsipareigoti, niekam nieko, tai tiesiog sėdit kartu, mėgaujatės tuo, ką mes pasakojam, ką mes rodom, ir dažnai būna taip, kad tą klientai, nebūtinai klientai, bet žmonės, kurie kartu ateina, išsineša smagią draugystę, nuotaiką, kažkokį patyrimą. Paskui ir vyksta tų tokių diskusijų, kad aš jau pažįstu tą moterį, aš žinau apie ką jinai. Tai, žodžiu, labai smagus laikas. Tikrai, žinok, man tas toksai, aš labai laukiu to, kad žmonės, žinai, vieni nori ateiti susipažinti su tavimi asmeniškai, nes kažkodėl nedrįsta, kad viens ant vieno susitikti. Kitiem yra galbūt nejauku, jie nori, žinai, kad ne viena būtų. Tai tas toksai galbūt kitiem yra jaukiau, kai yra daugiau žmonių. Kai diskusija verda apie tus produktus, apie tus kvapus, vienam tas, kitam tas, žinai, tas toksai malonus judesys. O kaip tu galvoji, kokiai auditorijai būtų įdomi ši prezentacija, kalbant, kokie produktai bus ant stalo? Aš manau, kad tai yra aktualu šiaip jau visiems, nes produktai yra tikrai labai plataus asortimento. Yra tiek ir moterims namų priežiūrai, ir plaukų priežiūrai, bet ir vyrai plaukus turi prisižiūrėti. Yra ir atskira linija vyrams. Taip, ir kvepalai tiek vyrams, tiek moterims, tiek, ta prasme, yra toks platus asortimentas, žinai, kad čia bevardinant, tai tu užtruksim valandą laiko, žinai, kiek mes visko galim ten parodyti. Bet šiuo atveju kažkaip... Tai bus patys topiniai produktai, sprendžiantis tiesiog tam tikras kūno, odos problemas, tuo pačiu keičiantis produktai santykiai tvarkymasi, nes kai tu naudoji patikrintą efektyvų produktą ir jisai daro efektyviai sprendžia tą problemą, išvalo tą dėmę ar kažką, žodžiu, tai sutaupo mums laiko, bent aš asmeniškai tikrai daug maloniau tvarkausi, kai turiu tokį produktą, kur nereikia daug gaišti man, kur, žinai, paėmiai, pavaliai ir matau rezultatą, volia. Tikrai taip yra daug paprastesnis namų tvarkymas, jeigu žiūrint iš tos pusės, žinai, mes padedam supaprastinti žmogui namų susitvarkymą, kad užpurškai nuvaliai ir tau švaru, tau nereikia stovėti ten, tarkim, prie tos kriauklės, žinai,
jos šveisti, ten dar įsiti kažko ieškoti kitokių, žinai, šveitiklių ar kažko kito. Turi vieną ir tau viskas aišku su juo yra, žinai. Jo, o dabar apie patirtis. Pažadėjau papasakoti, ne? Aš su praeita kompanija irgi darydavau tas prezentacijas, bet žinot, mes mokomės kiekvienas, bet iš to, ką aš pamatau kitame, kaip kitas veda, ir tada bandau kažką padaryti pats. Aš esu tokia, kur mėgstu susikelti savo pačiai iššūkius, kaip aš sakau. Save įmetu į šaltą vandenį ir dabar galvoju vieną kapstykis ir tai buvo nuolatos. Jeigu, pavyzdžiui, aš pirmą kartą tada dariau prezentaciją, galbūt ne pirmą, bet tokią pirmą, kad auditorijoje, kai buvo patalpa, kai buvo žmonės kviesti, tiesiog aš nežinojau, jų nežinojau, bet buvo pakviesta kitos moters tiesiog žmonės. Ir tai man buvo toks didelis iššūkis, bet nepaisant to, tai aš dar įsijungiau laivą, kad tuo pačiu filmuoti. Tai man jau dvigubas iššūkis, įsivaizduoju, susidoroti su tuo jauduliu, kad aš pirmą kartą matau žmonės, aš pirmą kartą darau tokią prezentaciją ir dar plus laivą įsijungiau. Ir ką jūs galvojat, tai žinoma. Smegenų migla, kaip sakant, tu viską pamiršti, ką reiktų, tu stovi, dar laivas eina, o dieve galvoju. Bet aš po šiai dienai prisimenu tą savo tokį feiką. Aišku, ta prezentacija kažkaip įvyko, bet tie, kas mane pažinojo, tai mano partneriai sako, kas Linai vyksta. Paskui jau sako, mes galvojom, kas tai Linai atsitiko, ta prasme, ką jin čia pasakoj, ta prasme, kaip ta plokštelė, žinai, ratus, tokius. Ir toks, tada ir žmonės jaučia, kad tu esi pasimetęs. Tai netgi tokias pamokos moko. Prezentacijas esu dariusi ne kartą. Pirmiausia, pačios šauniausios prezentacijos tai būdavo mano aplinkoj, tai sava aplinka, tai darydavau namuose. Žmonės ateidavo nebūtinai pažįstami, bet kai tu esi namuose ir namų sienos saugo, žinai. Tai tai yra pirmas žingsnis, kas nori daryti. Nelabai pasitikė savim pirmą kartą, nežinau, kaip susitvarkys, tai daryti mažam rate, tai gali būti maks 7 žmonės ir namuose. Tai dėl to gal jausiu saugiai, nes mano tai bus pirmas kartas tokia prezentacija. Oi, tu šnekėti tikrai gali šnekėti. O žinot, net tada, kada tu pasimeti, kada tau nutrūksta mintis, kada tau, kaip sakau, smegenų blūras toks būna. Ir jeigu žmonės tai pastebi, kad kažkas įvyko, nutrūko mintis, ne? Bet jeigu tu toliau išlaviruoji ir sakai, nutrūko mintis, ką aš norėjau to pasakyti. Gerai, tada gal turi kažkas klausimą. Tu vėl praeini tą... Nebijoti pripažinti, taip. Ir tada tas nuoširdumas jis labiausiai paperka. Tada kitas žmogus mato, kad prieš tave irgi lygiai toks pat žmogus su visom baimėm, kuris bijo ir kuris suklysta ir suklysti nėra blogai. Ne, tikrai suklysti nėra blogai, pripažinti, kad suklydai irgi nėra blogai. Reikia mokėti, reikia turėti drąsos tam dar. Tai kartais netgi susifeilinti, galvoju, toks geras dalykas yra, iš tikrųjų. Ir tada tu pažiūri, kaip tu staigiai moki suvesti situaciją ir iš to išeiti. Taip. Ir dar išeiti su pliusu. Ir tada po viso šito tu atsisėdi namie ir galvoji, kas čia buvo, kas čia įvyko. Tada persidėlioji mintis, manau, ir iš to išsineši puikių pamokų, ar ne? Žinoma. Tai aš manyčiau, kad tokio pobūdžio renginiai tai yra apie viešai kalbėjimą. Sakyk, Rugilė. Viešasis kalbėjimas tai ir dabar toksai yra mini, nes mes šnekam. Vis tiek išėjai į viešumą ir tai nėra juk taisomas video kažkoks, tai yra mūsų ką nufilmavom, ką pasakėm, tą ir turim, ar ne? Taip, o tu turi tą viešojo kalbėjimo baimę stipriai išreikštą? Nėra, kad jinai būtų labai stipriai išreikšta, bent jau neteko tiek susidurti, tiek, žinai. Bet, tarkim, kažkokioje situacijoje, kai reikia viešai pasakyti, tai, kojytės dreba, rankytės dreba, bet tu ir sakai. Kažkaip išsisuku aš iš tos padėties. Man kalbėti nėra didelės problemos. Problema yra, kai reikia sudėlioti mintis ir jaudulys, kai tave atakuoja, žinai. Ir irgi prieš podcastą dabar su tokia moterim šiek tiek apsikeitėm žinutėm, aš mačiau, kad jinai istorija pasiskelbusi, kaip pajungia kamerą ir nedrįsta kalbėti ir kiek daug tų pajungimų ir žmogus sako, ar ir jums tai būna? Tikrai taip, aš kartais parodau, kad padaryti vieną story arba kažkokį tai video su mintim, kiek aš kartų filmuoju, tai būna ir 50 kartų. Būna ir daugiau, nes paskui, kai ištrini tos savo netikusius, tu matai, kiek išsitrina. Svarbiausia yra atkaklumas, savo nepasiduoti. Jeigu nusprendei šiandien padaryti kažkokią tai temą, video, tai tu ir daryk. Nesvarbu. Pirmiausia, reikia atsikabinti nuo savęs, išmokti nuo savęs. Bet atsikabinti yra gražus žodis. Atsikabinti nuo savęs ir nuo to, o kaip kiti įvertins. O tu žinok, aš labai puikiai jaučiuosi įvertinta. Aš keliu storius, kai kur kartais kokį reelsą dar netyčia sukuriu, kuris dar tikrai nėra tobulas, bet man patinka ir tai yra informatyvu. Ir žmonė mano aplinkoje, kas sutinku mieste einant, ar kaimynė, ar kažką,
visi sako, nu negaliu, nu žiūriu į tave ir nesuprantu, nu kaip tu taip moki, kaip tau tinka. Tu labai organiškai tai darai, žinai, nesuvaidintai. Jo, bet aš iš tikrųjų nesuvaidinu, aš tiesiog sugalvoju, va dabar noriu nusivalyti vakar kėdus. Išsitraukiu ir jie tragiškai. Nu tai aš noriu tai parodyti žmonėm. Ir man tiesiog elementaru atrodo, taigi čia labai paprasta. Ir to pasmerkimo, kad, žinai, mes įpratę, mes ir norim gal matyti moteris graži, pasidažiusi, bet mes irgi pasiruošėm prieš tai, truputėlį ruošėmės, nes jeigu taip ateitumėm, žiūrėt, tarsi ir nepagarba kitam žmogui yra, kuris į tave žiūri, to pačiu ir savo, vis tiek norim tos estetikos. Tai tie nugludinti storiai, reelsai, video, kur viskas gražu, įdomiau, kai yra viskas taip, kaip yra, realu. Tikrai taip, tikrai įdomiau yra, kai yra realu ir tu matai, kad, žinai, tiesiog padarė, o ne montavo, ten kūrė, blurino ir visą kitą, žinai, nuglostytą. Tie nuglostyti dalykai, matosi, kad yra nerealų, žinai, ir tu suvoki, kad tai gali būti labai netiesa. Žiūrėk, o kaip tu priimi sprendimus? Jeigu tu kažko bijai, mes kiekvienas žinom, ko mes bijom, ten kalbėti, rodyti savo veidą, tiesiog per video, negali kalbėti kameras, kas liečia būtent iš renginių organizavimo, susitikimų organizavimo, prezentacijų. Jeigu tu bijai, kaip tu galvoji, kokį tu sprendimą priimi? Daryti ar atsitraukti? Aš esu už tai, ką daryti, nes aš mėgstu išeiti iš komforto zonos. Nes čia reikia išeiti iš savo komforto zonos. To kiekviena baimė tokia yra, nes tu turi iš jos išlipti. Tai aš mėgstu išlipti, eiti, daryti, bandyti. Tikrai ne visada pasiseka viskas, bet nepabandęs nežinosi ir iš po kiekvieno bandymo aš išmokstu. Ir žinot, kas tik pirmi kartai mums yra tokie aštriausi. Nes kai tu tą patį antrą kartą pakartoji, tai yra jau antras kartas. Taip, tai yra kažkas patobulinta, kažkas pakeista savo mintyse, savo susidėlioji, nuo ko pradėsi, kaip užbaigsi, ką reikėtų įterpti. Ir kuo daugiau žmogus padaro tų klaidų, tų failų, tų turi pamokų, tuo jisai sekančių kartų vis turi galimybę patobulinti procesą, taip kad nebijokit klysti daryti. Man patinka mūsų laida ir podcastai ir aš pati net stebiuos kartais. Aš ateinu realiai nepasiruošusi. Realiai. Šiandien be nieko. Su mintimis tik savo. Ir Rugilė klausė, o apie ką mes čia, kaip čia ką? Sakau, tu leisk man vesti tiesiog. Nes aš žinau, kad aš pagal human design esu generatorius, man idėjas generuoti, kalbėti, tai yra čia mano prigimtis. Man patinka, man svarbiausia, kad tai yra aplinka sava ir jau praktika. Aš nekartą dariau video, aš nekartą save įmečiau į tą šaltą, sakykime, vandenį čia, kalbu perkeltinę prasme, kur turėjau save išnešti kažkaip tai. Ir paskui analizuoju ir žiūriu, kaip man čia gavos. Tai vadinasi, ir tu mėgsti išeiti iš komforto zonos kiekvieną kartą? Aš sakau, turi galimybę? Nežinau, kaip čia gražiai pasakyti, bet aš sakau, aš pati savo kartais esu toks kaip budelis, žinot, kad aš nenoriu, bet mano vidinis kažkoks tokia ryžtas ir stiprybė sako daryk. Jeigu tu bijai, tu daryk. Nes kažkas už to slypi, kažkokia tai dovana. Kai tu susiduri su baime, tu supranti, kad nebuvo čia taip baisu, buvo tik kažkoks tai didelis baubas, kažkoks debesis, kur tu prisigalvoji. Vat protas prigalvoja visokių, kaip bus, o jeigu nepasiseks, tavo savivertė ten nukentės, jeigu susifeilinsi. Ir kas, klaidas daryti yra, mes turim tiesiog gal keisti ir visuomeniai požiūrį, ir pačios, kad daryti klaidas nėra blogai, tai yra sveikintina. Taip, ir svarbiausia suprasti, kad tai buvo klaida ir iš jos pasimokyti. Taip, kaip sakant, aš pavyzdžiui, iš viso žodžio klaida gal net nemėgstu sakyti, tai yra pamoka, kiekvienu kartu yra pamoka. Ir priklauso, ar tai, ką tavo emociniam fone jinai atneš, ar tu save susikrimsi, save ten bausi kažkaip, ar ne, tai nuo tavo požiūrio taško. Ir kas? Matai, reikėtų suvokti tą, kad jeigu ten tu save bausi, krimsi, ten valgysi save iš vidaus, tavo to, nieko net neš. Tik tai, kad tu daugiau nebeisi to ir nedarysi. Žiūrėk, iš to nieko naudos nebus, tau visą laiką reikia žiūrėti biškį į save, žinai. Ir mes čia jau grinai apie psichologiją. Matote, kaip išneša mūsų tos temos, bet tai ir yra apie prezentaciją. Ir dabar pabaigai, ką galiu pasakyti, kad, nes jau mes kalbam beveik pusvalandį. Beveik pusvalandį, tikrai taip labai greitai. Jo, ką išsineša dalyvis ir ką išsineša vedėjas to renginio? Ir kaip tu manai, ką mes išsinešim? Aš netikėtumo faktorius, ką mes išsinešim, mes paskui pasakysim, bet kad aš žinau, kad verta tai 100%. Dėl to ir norėčiau ir jūs, tiesiog, jeigu turit kažkokią tai nuostatą, čia tik laiko gaišimas, neverta. Bet tokių nuostatų yra daug. Yra, tai būkite tie, kurie patikrinat save. Dažnai aš einu ten, kur mano nuostata sako, kad neverta. Ir paskui sakau, kaip nenorėjau eiti, o kaip buvo gerai. Patys irgi tą tikriausiai savo
kasdienoje, aš nežinau, esat patyrę. Lietuvio bruožas yra. Nusistatau, tai patikrinkit save. Tai dėl to tikrai kviečiu norinčius, yra tik tai 6 vietos dar laisvos, ateiti tiesiog į susitikimą. Galbūt mes susifeilinsim ir pamatysit, kaip mes susifeilinsim. Ir turėsim smagų juoką ir patirtį, nes aš visada einu iš to, kad kalbėti iš srauto. Labai tai kažko ten nepasiruoši. Tiesiog yra patirtis, yra žinojimas, ką noriu toj temai pasakyti, ką noriu parodyti. Svarbiausia, tai yra parodyti kompaniją, kokie yra nuostabūs produktai, koks yra palengvinimas gyvenimui. Tai aš manau, kad ten atėjus, tikrai nei vienas nepasigailės ir nekils nuo kėdės anksčiau išeiti, žinai. Reikia tikėtis. Aš taip manau, nes gerai. Aš naudoju produktus, aš suvokiu, kaip konsultėris. Bet kalbant kaip apie tavo požiūrį, apie mano požiūrį, tai apie save galvoti gerai yra privalumas. Bet reikia, kad jeigu tu nepasitikėsi apie tave blogai, tu turi pats apie save bent galvoti gerai, žinai. Bet jeigu tu savim nepasitikėsi, tu viską savo pastatai, sieną, per kurią tu jau sunkiai praeisi. Geriau eiti į patirtį atvirai, nekurdamas lūkesčių. O kaip dabar bus, prisikuriu, kaip aš nuostabiai čia sužibėsiu prezentaciją, ir tau blūras smegenų ir viskas. Oh my god, ką dabar kalbėti. Geriau eiti be lūkesčių. Taip, iš dalyvių pusės eiti be lūkesčių, nes man įdomu. Nes tas renginys yra dėl manęs. Jeigu iš dalyvio pusės, ne? Nes mes darom žmonėms, kurie nori sužinoti, kas čia naujo rinkoje atsirado, kokia tai galimybė galėtų būti man, mamytį auginančiai vaikus, man žmogui, kuris dabar šiuo metu neturi galbūt darbo, arba man versliam žmogui, kuris turiu jau verslą savo ir kaip dar galėčiau praplėsti tai. Arba man kaip žmogui, kuris nori papildomų pajamų. Žinoma. Tai yra puikia galimybė, žinai. Ir turėsim labai skirtingas patirtis papasakoti netgi atėjusiems žmonėm, kad jeigu tu dirbi, tu turi puikią galimybę turėti papildomas pajamas, dėl kurių tu tikrai žmogus kiekvienas nori atostogų, nori to, nori ano, turi savo tikslus, tai tiems tikslams pasiekti yra daug lengvesnis kelias. Ir kaip tai padaryti, mes ten išplėtosim. Tai nebus nuobodu, tai nebus teorija, tai nebus beletristika, tai nebus kažkokios skaidrės, nuobodžios, kur ten sėdi ir galvoji, kada tu pabaigsi. Ne, tiesiog labai organiškai, taip kaip podcastuose. Tai bus pilnas salas produktų, kuriuos bus galima imti, žiūrėti, bandyti, uostyti, įvertinti, užduoti mums klausimus, kas jums įdomu, kas jums aktualu, kokią turit problemą, kaip ją spręsti. Žinai, dar gali būti iš dalyvio pozicijos. Ar man ten reikės kažką daryti, ar manęs ten kažko klausti, nes žinot, mes ant tiek esam užsidarę ir komunikacija yra daugelių žmonių iššūkis. Tikrai per prievartą nei vieno nešnekinsiu, bet jeigu norėsi, aš tokia matot, tokia esu komunikabili. Matai, tai būtinai pašnekėsim. Ir ateini, jeigu tu pažiūri produktą ir tau kila klausimus, tu iškart gali pasiklausti, ar ne taip? Juk mes ne vaikų darželis, mes esam suaugusios moteris, kurios jau tikrai tai jau apie mums dalykus, kurių mes mėgstam, tai yra dekoratyvinė kosmetika, tai absoliučiai yra kvepalai, ar ne? Ta pati buitinė chemija, namų kvapai ir daugelis kitų dalykų, tai yra apie mūsų gyvenimą ir tai yra reikalinga kasdienoj. Tai kodėl mums apie tai nepašnekėti? O jau pusę valandos, Rugilė, pusę valandos. Taip suprantu, kad jau gana, o tai paskui išsiplėtosim, bus per daug. Aš tikiuosi tie, kurie žiūrite, pamatysite, kaip nėra sudėtinga daryti tas laidas, tos podcastus. Taip pat labai norėčiau kiekvieną padrąsinti, eiti į tai, ko tu bijai, daryti ir pažiūrėti, kas už to slypi, kokia dovana. Tai yra patirtis, neįkainojama patirtis. Ir būtinai kviečiu susitikti su mumis Pinupinų studijoj balandžio 12 dieną, 1 valandą. Aš labai laukiu. Aš irgi labai laukiu ir labai tikiuosi, kad su šito podcastu, žinai, žmonėm truputėlį atsivers akis, kas ten bus ir dėl ko verta yra ateiti. Tai lauksim jūsų žinučių, kas norite ateiti, nes vietų skaičius, kaip žinai, yra ribotas. Jau mes čia paraginam, nes tai yra abipusiai mainai. Ir man yra naudinga tiesiog padaryti tą renginį dėl to, kad aš renku patirtis. Kaip aš save jausiu, kaip aš gebėsiu vesti viską, man tai yra patirtis neįkainuojama, o jums aš manau, kad taip pat, nes tai, ką ateisit, tikrai tą ir gausit. Visų paslapčių neišduokim, tai ką, ačiū visie, kurie klausot, kurie paspaudžiat like, kurie mus pasekat, mums pakomentuojat, mums labai auganti auditorija yra visada tokiam didžiulė motyvacija ir toliau tęsti tos darbus, kuriuos dabar darom. Tai ačiū visiems ir iki sekančio. Iki.